Šiandien galiau atėjo diena, kai aš rinksiu surinkimo stalą. Mūsų terminologijoje tikriausiai tai vadinama būtų špangautais, bet paprastai kiekvienas laivas turi špangautus. Kanoja neturi špangautų, bet jinai surinkama ant špangautų, tai sakykim taip ant tokio skeleto vadinkim. Kaip jau minėjau, išfrezuotas centras ir pačiam centre yra skylutė, tai aš dabar nustatysiu lazerį. Pagal tą lazerinį nivelirą praktiškai tobulai sustatysiu visas špangautus, juos prisuksiu ant varžtų. Špangautai fiksuojami varžtų pagalba, kad galima būtų šiek tiek pareguliuoti vieną kitą laipsnį į vieną pusę, į kitą pusę. Taip pat reikėtų palyginti, kad abi ašys būtų nustatytos lygiai. Viskas. Ir toliau atitinkamai laukia stemai, laivaprekiai arba laivagaliai. Tai yra dvi detalės. Jeigu tai yra mūsų kanojos priekis, jis stovės šito vietoj tokiu būdu. Dėl to, kai mes sandėliuojam kanojas, mes jas apverčiam, kad jos gulėtų ant bortų, kad to lygiai pasidalintų svoris ant korpuso. Tai atitinkamai stemai yra klijuojami šiek tiek anksčiau. Tai čia yra priekinis, kuris pas mus turėtų atsistoti tokiu būdu. Ir paskui, kai pas mus užsidarys pilnai bortas, mes ant viršaus priklijuosim išorinį stemą. Tai bus išorinis, kuris užrakina visą konstrukciją, sakykim taip. Pasižymim, kas yra nuo ko. Bus A ir B, tai reiškia A nuo A. Čia pas mus matote suklijuotos 6 reikutės juodalksnio. Šitą išorinę detalę mes paliekame iki pat paskutinės dienos, kai mes surinksim korpusą. Ir tai yra iš esmės paskutinė detalė, kuri yra klijuojama prie korpuso prieš dedant epoksidinę dervą. Pažymėti referencinę liniją, kad mums netyčia vis tiek nenuobliuoti per daug. Gerai, ir rezultate turim priekinę dalį, galinę dalį, tačiau iš esmės jie yra apkeičiami, nes kanoja neturi nei priekio, nei galo. Gali plaukti kaip į vieną pusę, taip į kitą pusę. Tai jeigu čia yra mūsų priekis, tarkim, šita detalė užsideda pas mus tokio pat pločio kaip ir pati faniera. Vienintelis dalykas, apie kurį aš pastoviai pamirštu, čia liko žymės nuo pieštuko ir kadangi šitoji dalis bus vidinė, visas dėmes, kurias mes dabar čia turime, visos jos atsiras kanojos viduje ir kai korpusas bus suklijuotas, jas nušveisti bus labai sudėtinga. Todėl šitą paviršių reikia dabar nuvalyti, nušveisti, kad jisai būtų švarus, be jokių pieštukų arba tušinukų žymių ir viskas, galima montuoti. Išjungsim šviesas. Gerai, tai reiškia centras pas mus yra čia, kryžius gerokai aukščiau, tai dabar lazeriuką reikės mums pakoreguoti ir kad jisai atsirastų centras šitoj skylutėj. Tai gerai, štai dabar turim kryžius, idealus kryžius nuo, viskas gerai. Nuo apačios iki viršaus, griovelėje, centras per centrą, einam iki paskutinio moldo. Čia irgi yra šiokia tokia deviacija, bet čia jau per tokį 5 metrų ilgį sunku pataikyti. Galima biškį pakoreguoti. Taip, ir atitinkamai irgi kryžius ir taškas galutinis, matom čia kryžius irgi. Ir dabar pati sudėtingiausia dalis tai yra pastatyti tokią pat detalę čia ir ją išcentruoti, tada ją nuimti ir priauginti visas sekančias, kurios eina iš paskos ir vėl užsidėti ją pačioj pabaigoj. Taip, surinktas pilnai stapelis.
Matote, ne? Centrinės linijos visos. Šitą dar reikės biškį pareguliuoti. Svarbiausia, kad čia būtų per centrą. Dabar mes turėsim... Va, ir taip jisai atrodo. Gerai, dabar mes turim reikutes. Taip jinai atrodo. Kadangi aš pamiršau nufilmuoti pirmąjį dalį, frezavimas vyksta iš dviejų dalių. Vieną kraštą mes apdirbam tokiu būdu, kad jisai taptų apvalus. Kitas kraštas, čia yra sena reikutė, čia toks įdubimas, į kurį antra įsistato. Freza atrodo taip, čia yra, su šitą frezą aš jau išorinę kraštinę jau išfrezavau. Čia stovi freza, čia yra prispaudėjai, kurį laiką reikutė, nes susireguliavus stakles vieną kartą, man reikia idealiai pratraukti visas reikutes 2 kartus, kad gautųsi griovelis ir išorinis tas išgaubtas kantas, vadinkim taip, radiusas. Gerai, kaip atrodo geros reikutės? Tobulai išfrezuota reikutė iš abiejų pusių. Jinai tokiu būdu pas mus įsistato vieną į kitą. Ir tas griovelis labiau reikalingas tam, kad mes turėtumėm didesnį paviršių klijavimui. Ne? Tai jisai realiai reikalingas tik tai klijams. Su kedro reikutėm yra toks dalykas, kad kadangi tai yra realiai ruošinys, tai yra pagrindas, iš kurio yra lipdomas visas korpusas, iš tikrųjų broko išvengti praktiškai neįmanoma, nes čia dešimtis, šimtų gal porą tūkstančių metrų tų reikučių, kurias reikėtų išfrezuoti iš abiejų pusių. Ir neišvengiamai viena kita bus sugadinta, arba sugadinama yra pradžia, arba pabaiga, kas nėra labai kritiška, nes dažnu atveju jos tiesiog vis tiek yra atpjaunamas. Kai jinai yra paruošta beveik tobulai, iš abiejų pusių frezavimas atliktas labai gerai, darbas tiesiog būna daug malonesnis, nes reikutė neturi kur pabėgti. Nes čia yra 370, jos yra žiauriai lanksčios ir sulaužyti ją yra ganėtinai sudėtingai. Todėl gerai paruoštos reikutės palengvina ir tiesiog suteikia papildomą malonumą, būtent renkant kanonus korpusą. Tada procesas vyksta daug sklandžiau. Tiesiog
paprasta taisyklė, jeigu jau darai, daryk gerai ir čia yra neišimtis. Tai va, šį kartą tiek, man lieka nufrezuoti vieną krūvą, nufrezuoti antrą krūvą, čia dar kokios, nežinau, tikriausiai 4 valandos. Kažkaip šiame etape tikriausiai bus viskas, tai yra pakankamai didelis ilgas pasiruošimo etapas iš kelių dalių, tai yra stapelis, formos, reiškia reikučių gamyba, aš pagaliau supjaušiau tą kedrą, kur tikrai pavargau ieškotis staklės, kur galėčiau tai padaryti. Šį kartą paėmiau tokį gabalą, kurio negalėjau pradyti, bet viskas galiausiai pavyko su pažįstamų draugų pagalba. Ir toliau eisim į pačią smagiausią dalį, tai yra būtent korpuso rinkimas. Ir šiais metais nusprendžiau, kad pakviesiu į svečius visus, kas norės pažiūrėti, pačiupinėti gyvai, galbūt kas nors svarsto ir galvoja apie ką nors gamybą, galbūt kas nors tiesiog irklavo ir tai yra gera proga pažiūrėti, kaip jinai yra gaminama, nes labai daug kartų manęs klausė ir manęs prašė, kad ją jau gal galima parodyti, bet žinoma, vasaros metu jokia gamyba nevyksta, tai vat pagaliau jinai vyksta žiemos metu, šiandien gruodžio 1, skelbiu apie tai, kad turėsiu tokią, vadinkim gerai, ekskursiją, masterclass'e, tai vis dėlto kažką turėsit išmokti. Čia daugiau rodysiu, duosiu čiupinėti, duosiu pilnai suprasti, pamatyti tos, grubiai tariant, vidurius, ne visus, kaip tas viskas atrodo, nors ir taip viską matote, viską filmuoju, viską rodau, nėra ko slėpti. Galų gale galėsit pajausti tą tikrąjį kedro kvapą. Viskas, ką norėjau papasakoti, šiandien papasakoju. Jeigu patiko, uždėkit laiką, užprenumeruokit kanalą, man trūksta labai mažai iki 1000 prenumeratorių. Kol kas tiek, ačiū, kad žiūrėjot.